Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Taigi, šiandien filmuosiu video, kaip dažausi makiažą ir ruošiuosi į miestą, į operetę. Tai va, pirma, kaip visada, naudosiu Cicapir šitą kremuką, kuris paslėpia raudonį. Toliau naudosiu, dar truputį užsidėsiu, nes man žiauriai raudonas veidas. Man toks raudonas veidas, akient. Man rodos, pirmą kartą toks mano veidas raudonas. Neprisimenu, kad jis būtų buvę toks raudonas. Tuomet naudosiu maskuoklį. Jis jau man baiginėjasi, ten ant pačio galiuko liko, tai bandau jį išnaudoti. Tai va, 0,05. Čia jeigu ką žiūriu į savo veidrodį. Ir tada truputį užsidėsiu šito spaudimas, bet ne, dar prieš tai reikia nepamiršti užsidėti šitas kempinės, užsidėsiu bronzerį. Taip va. Kai viską sublendinsiu, užsidėsiu šito makiažo pagrindą. Dabar viską sumaišysiu. Kaip keista, aš taip dabar retai darausi makiažą, kartais darausi į mokyklą, tuomet naudoju maskuoklę šiaip ir antakius pasidarau ir ką aš dar padarau, kokį blizgį užsidedu ant akių vokų. Bet šiaip tai kažkodėl nuo makiažą, kurį va dabar darysiu, tai nesidarau jau gal beveik 2 savaitės. Tai taip keista. Tikiuosi nebus per daug ir nepadaugės tų spagelių, nes man nepatinka. Aš labai, kai valausi makiažą, aš labai stengiuosi viską nuvalyti, net bandau 2 kartus su tuo makiažo, su miceliniu vandeniu bandau 2 kartus net valytis, dar paskui su prausikliu, su vandeniu labai ten nuprausiu. Tai galvoju, jeigu čia ne nuo makiažo, tai tada nuo ko galėtų būti tiek daug spuogiukų. Dabar dar aš noriu truputį labiau užsidėti bronzerio. Aš jau turėčiau šitą bronzerį mesti, bet aš vis jį nemetu. Nežinau kodėl. Man jį labai reikia mesti, nes jau baigėsi galiojimo laikas. Kai baigėsi galiojimo laikas, aš kažkaip dar bandau panaudoti keletą gal mėnesių. Bet jeigu vėliau pastebiu kokius spuogiukus, tai tada ar kažkokia keista reakcija mano veide atsiradusi, tai tada aš iš karto metu. Nes labai nenoriu, kad kažkas pablogėtų ir nenoriu susigadinti labai savo veidą. Ok, tai aš labai mažai dar užsidėsiu ant nosiuko. Nežinau, aš nemoku to nosies kontoro daryti, nes ten tipo labai lengva, bet aš vis tiek esu bandžiusi gal kokius 2-3 kartus. Ir man šiaip nelabai patikdavo, kaip mano nosis atrodydavo, nes jinai atrodydavo labai keistai.
Dabar naudosiu skaistulus. Oh my gosh, ar jūs matot, kiek aš daug prisidėjau? Nes aš matau, ir siaubingai atrodo. Ką aš čia pasiėmiau, aš nežinau. Bet va, pasimsiu šitą ir truputį išblendinsiu, nes jis turi makiažo pagrindą savyje truputį, nes vis tiek čia buvo makiažo pagrindas ant jo. Tai turėtų dabar būti geriau. Taigi, okei. Okei, kol kas atrodo taip. Dabar darysiu antakius. Dabar kitą antakį. Dabar darysiu akių šešėlius. Naudosiu ten tokias paprastas spalvas, kurias naudodavau, nes va nelabai per daug naudoju. Tai naudodavau kiekvieną dieną praeitais metais mokykloje. Tai taip. Gaunasi mano akių šešėliai, patys paprasčiausi. Tai aš užsipilškiau šitą makiažo fiksatoriaus. Tai dabar užsidėsiu tušo, dabar yra 17 valanda, 10 minučių, dabar yra penktadienis. Tai gaunasi taip. Okay, tada aš, bet kaip ir matot, aš naudoju šitą dalyką ir truputį pasitvarkau, kad man ant vienos vietos nepasidarytų milijoną tušo. O ne. Nesimato gal, bet aš susigadinau šitoj vietoj, tai reikia neįsigąsti. Reikia palaukti. Tada pasimti, pavyzdžiui, šitą vietą. Ir tada taip lengvai nuimti. O, man labai lengvai įimasi pila. Nes man šitoj vietoj yra ir man nelabai matosi, bet yra. Ir tada užsidedam maskuoklę ir išblendinsiu jį. Gerai. Paskutinis žingsnis yra pasidaryti lūpytes. Tai naudoju tą patį lūpų pieštuką, kurį sakiau, jeigu neklystu, pirmam mano vaizdo įraše. Ar bent tram. Nu, ta toks šviesesnis toks. Okay. I guess that was going to stay. I think I'm done. Gaunasi šitą. Like this one. Love it. It's so good. It's so good. Love it. Okay, tai va, taip. Iki pasimatymo. Susitiksime kitame vaizdo įraše.